Gerbiami pirmininkė, komisarė, kolegos. Noriu padėkoti ponui Vidal Quadras už tikrai gerą pranešimą. Visgi norėčiau atkreipti dėmesį bent į porą dalykų. Pirmiausia, siūlau labiau pabrėžti prioritetinių energetinių jungčių svarbą ES vidaus energetikos rinkos sukūrimui. Kol Lietuva ir kitos Baltijos šalys bei Lenkija nebus energetiškai sujungtos su likusia vakarų Europą, apie jokią vidaus rinką negalime kalbėti. Be to, 4 prioritetinių energetikos jungčių finansavimas nėra iki galo aiškus. Todėl siūlau reikalauti, kad būtų užtikrintos pakankamos lėšos sklandžiam šio plano įgyvendinimui ir ištirtos visos papildomos finansavimo galimybės, jei to prireiktų. Antra, gerbiamieji, siūlau aiškiai pabrėžti, kad kurdami vieningą Europos energetikos rinką privalome vadovautis ekonominė logika ir solidarumo principu. Rusijos siūlomos jungčių alternatyvos yra grindžiamos politiniais motyvais. Rusijos planas nutiesti per Baltijos jūrą dujotiekį į Vokietiją, aplenkiant Baltijos šalis ir Lenkiją, yra 30% brangesnis už Baltijos šalių ir Lenkijos siūlomo gintarinio dujotiekio projektą ir žymiai pavojingesnis. Toks rusų plano įgyvendinimas dar labiau izoliuos Baltijos šalis, todėl siūlau, kad Nord Stream projektas būtų išbrauktas iš europinio intereso projektų sąrašo. Ačiū už dėmesį.